Pūkuotieji tufiai ir spalvingieji tuniai kiekvieną sekmadienio rytą 40 minučių po 8 nuo šiol skubės susitikti su mažaisiais Lietuvos televizijos žiūrovais. Naujas prancūzų animacinis serialas įdomus bus ne tik mažiesiems ir jų tėveliams, bet ir tiems, kas nori prisiminti prancūzų kalbą. Animacinį filmuką garsinantis aktorius pasakoja, kad jame nagrinėjamos gyvenimiškos temos vaikų kalba. Čia irgi daug yra dubliažas, dar skiriasi. Ten iš vis turi visiškai vaidinti jau tą personažą vieną garsinį, o šitas garsinimas, kur girdisi dar originalas, originali kalba, tai tu vienas garsini visus. Ten turi truputį lengva šizofrenija gaunasi, tu su savim pykstiesi ten ar kažkaip kitaip, tai pats vienas, bet įdomu. Tai yra man kaip aktoriui, tai čia yra didžiulis trenažas, balso trenažas ir taip toliau. Ten persijungi net per sekundę, tik greitai. Kol vaikučiai darbuojasi pieštukais, mamų klausim, ar patiko joms naujas animacinis filmukas ir kaip jis gelbsti sekmadienio rytais. Labai gerai gelbėja ir labai laukiam visi, kada tik tai prasidės tie filmukai. Ir vaikai iš tikrųjų išmurks iš lovos prie televizorius. Ir labai geras rytas ramus būna. Mamai kavytė, tėčiai ilgesnis miegas. O po to vaikai dar gyvena pusę dienos tais herojais, jų istorijomis, dar kuria savo žaidimus. Labiausiai spalvingumas, galbūt nestandartinis toks, ne žmogeliukai, ne kažkas. Patiko tai, kad muštinių mažai, kas pas mus daug būna filmukuose dabartinėse. Tiesiog jis toks vaikiškas, gražus, žavus, daug vietos fantazijai. Na, kad labai vaikiškas, tai nepasakyčiau. Apie meilę kalbama, matyt, jau čia gal net ir vyresniem tiktų, nebūtinai vaikam. Labai trumpus ir konkrečius atsakymus gavome ir iš jaunųjų dailininkų. Pirma dalis tai labiau patiko negu kita. Antroji nepatiko. Ne, viskas patiko. Piešiu tuflius ir kūnius iš pirmos serijos, kur reikėjo pasibušiuoti ir buvo teatras. Ką pieši? Piešiu namą ir paskui žmogeliukus. Kaip tie žmogeliukai vadinasi? Nežinau. Tuniai ir tufai. Kuris tau labiausiai patinka? Mėlynas, geltonas ir neatsimenu. Nelengva ir komisija iš gausybės piešinių atrinkti pačius pačiausius. Drįstame sutrukdyti įtemptą komisijos darbą ir klausime, ar sunku apsispręsti. Tai aišku, tai praktiškai neįmanoma. Siūsime visus šitos piešinius į pačią didžiausią pasaulio parodą arba parodų centrą ir ten juos iškabinsime ir jie kabės dar 1000 metų. Dėmesio, drausmingais plojimais pasitikime mūsų komisiją. Po ilgų ginčių ir svarstymų pagaliau komisija apdovanojo labiausiai jiems patikusių tufių ir tunių portretų autorius. O Lietuvos radijas ir televizija kviečia visus vaikus iki 11 metų iki gruodžio 1 dienos nupiešti mėgstamiausią animacinį herojų ir dalyvauti konkurse. Piešinių laukiame adresu: Vaikų piešinių konkursui, Lietuvos televizija ir radijas, Simono Konarskio 49 Vilnius. Išsamesnė informacija Lietuvos radijo ir televizijos interneto svetainėje.